Kapsai, radijo stotis, Kapsai. Labadiena ir vėl eteryje Marijampolės kolegijos laida Mes kolegijoje Marijampolės kolegija miestui. Šioje laidoje kalbėsimės ypač šiam laikotarpiu aktualią temą, leisiančią moksleiviams pasirinkti labiausiai lūkesčius atitinkančias aukštojo mokslo studijas. Šiandieniniai studijos svečiai pedagogikos ir menų ir socialinio darbo katedros vedėja Jūratė Makauskienė bei automobilių ir traktorių techninio eksploatavimo studijų programos komiteto pirmininkas ir dėstytojas Mindaugas Dancevičius. Labadiena. Labadiena. Pašnekesį pradėsime su pedagogikos menų ir socialinio darbo katedros vedėja Jūrate Makauskienė ir ją paprašysime pristatyti atstovaujamos katedros mokymo programas. Šiandien norėčiau pristatyti ikimokyklinio ugdymo, šokio pedagogikos ir socialinio darbo studijų programas. Taigi, jeigu išsamiau apie kiekvieną, po keletą sakinių apie kiekvieną programą. Taigi, pirmiausia, norėčiau pristatyti ikimokyklinio ugdymo programą. Pasirinkę ikimokyklinio ugdymo studijų programą, pasirenkate ir kokybišką išsilavinimą ir sėkmingą ikimokyklinio pedagogo karjerą ateityje. Šios programos yra išskirtinumas, tai ilgametė ikimokyklinių pedagogų rengimo tradicija ir patirtis kolegijoje. Studentai, mokydamėsi studijų programoje, studijų metu turi galimybę ne tik teoriškai, bet ir praktiškai pažinti vaikų amžiaus tarpsnius, psichologiją, susipažinti su įvairių vaikų ugdymo sistemomis. Šokio pedagogikos programa, tai yra jos tikslas parengti mokytoją, šokio specialistą, gebantį savarankiškai dirbti pedagoginį darbą, suburti šokio kolektyvą, jam vadovauti. Socialinio darbo studijų programa, tai yra dirbti specialistą, parengti socialinį darbuotoją, turintį pakankamai žinių praktiniam profesiniam darbui, gebantį taikyti socialinio darbo žinias, metodus, savarankiškai teikti socialinės paslaugas įvairioms klientų grupėms, sudėtingose situacijose, besikeičiančiose situacijose, vadovaujantis socialinio teisingumo, etikos, žmogaus teisių užtikrinimo principais. Kuo patrauklios ir kokių asmeninių savybių reikalaujančios jūsų minėtos studijų programos? Na, jeigu kalbėtume apie ikimokyklinio ugdymo studijų programą, tai ikimokyklinio pedagogo profesionalo savybės turėtų pirmiausia pasižymėti meilę vaikams, gebėti bendrauti su vaikais, noras dalintis ir atrasti būdą bendrauti su vaiku. Šokio pedagogo profesinės savybės turėtų turbūt šokio pedagogas ne tik norėti šokti, gebėti šokti, bet ir savo žinias gebėti perduoti savo ugdytiniams, nesvarbu kokie amžiaus bus. Na, o socialinio darbuotojo savybės tai taip pat yra gebėti bendrauti su įvairiais žmonėmis, priimti juos tokius, kokie yra, būti daugiau stebėtojų, aplinkos, analizuoti save, analizuoti klientus. Kaip žinia, visiems būsimiems studentams yra įdomu, kad sužinoti kažką tai naujo, kokius įdomius dalykus galbūt studijuos įstoja jūsų minėtas programas. Tai kaip ir minėjau, ikimokyklinėje pedagogikoje tai turbūt įdomus dalykas ir pats svarbiausias pažinti vaikų amžiaus tarpsnius. Tai amžiaus tarpsnių psichologija, susipažinti su įvairiomis ugdymo sistemomis, Montessori sistema, geros pradžios sistema. Toliau šokio pedagogika. Šokio pedagogai mokosi ne tik tai šokio įvairių metodų, bet ir tiesiog jie mokosi vadybos, gauna vadybos žinių, nes jie gali baigę studijas steigti ir šokių savo individualias šokių studijas. Tai va, o socialinis darbuotojas tai mokosi socialinio darbo metodų, kurie grįsti įgalinimu, žmogaus teisėmis, profesinė etika, vertybėmis, tiesiog to, ko reikia dirbant su įvairiomis klientų grupėmis.
kaip ir patys studijų programos jau sufleriuoja pačią veiklą po studijų. Tai kaip ir turbūt visiems yra aišku, kad iki mokyklinio ugdymo, tai yra žmonės baigę studijas, turbūt bus pradinių klasių mokytojais, taip? Ai ne, čia yra darželių auklėtojas. Atsiprašau. Vat, ir nenoriu suklaidinti, tai darželių auklėtojas. Šokio pedagogika, kad kaip ir gali būti vadybininkai, kokiam nors, ta prasme, šokio kolektyvo vadybininkai arba turėti savo šokio kolektyvą. Na, o išsamiau turbūt reikėtų pakalbėti apie socialinio darbo studijas. Žmonės baigia šias studijas. Kokios jų perspektyvos darbo rinkoje? Jau studijų metu studentai mokosi ir eina 4 kryptimis, tai yra 4 specializacijos, tai socialinis darbas su socialinės rizikos vaikais ir jų šeimomis, socialinis darbas su suaugusiais rizikos asmenimis ir jų šeimomis ir socialinis darbas su senyvo amžiaus žmonėmis ir jų šeimomis ir socialinis darbas bendruomenėje. Socialinis darbas bendruomenėje specializacija yra labai plati ir apimanti iš tikrųjų visas klientų grupės ir daranti pokyčius iš tikrųjų mūsų geresniam gyvenimui, visuomenėje, bendruomenėje. Tai socialiniai darbuotojai gali ir dirbti su tokiomis klientų grupėmis, kurias išvardinau tiek stacionariose įstaigose, tiek steigti savo privačias įstaigas, kurti nevyriausybinės organizacijas ir tai perspektyvoje dabar vyksta socialinėje politikoje tokie pokyčiai, socialinių paslaugų deinstitucionalizacija arba lengviau vadinama pertvarka, kuomet vėlgi stacionarios įstaigos yra reorganizuojamos ir skatinama steigti paslaugas bendruomenėje, įvairius neįgaliesiems dienos centrus, kur vėlgi reikalingas geras pasirengimas dirbti su tokia klientų grupe. Na, o jeigu kalbant apie kitas studijų programas, tai pavyzdžiui, iki mokyklinio ugdymo programą studijuojantys studentai jau 5 praktikų metu turi galimybę apsilankyti visose Marijampolės miesto iki mokyklinio ugdymo įstaigose. Ir tai puikiai galimybė įvertinti ir palyginti skirtingomis ugdymo metodikomis dirbančias institucijas bei pabendrauti su pedagogais praktikais. Taigi jie baigę studijas gali taip pat steigti privačias įstaigas, kurti naujas darbo vietas, kurti naujas paslaugas jau įstaigose iki mokyklinio ugdymo, gali dirbti įsteigtose, tiek prieš mokyklinio ugdymo grupės pedagogais, gali dirbti ir socialinėse institucijose paramos vaikui ir šeimai. Šokio pedagogika baigę studijų programą gali dirbti iki mokyklinio ugdymo įstaigose šokių pedagogais, pradinio bei pagrindinio ugdymo, vidurinėse bendrojo lavinimo mokyklose, meno mokyklose ir ne tik. Taip pat gali steigti savo šokių studiją, kaip minėjau, nestudijuodami gauna ir vadybos žinių. Kaip žinia, jūsų kolegija garsėja tuo, kad studijos yra perimtos praktika. Tai praėjusiose laidose kalbėjome apie galimybės atlikti praktiką užsienyje, bei ir studijuoti užsienyje. Ar tokios galimybės yra ir jūsų katedroje? Taip, tikrai yra. Visų šitų išvardintų studijų programų studentai turi galimybę atlikti praktikas užsienyje bei studijuoti 1 semestrą užsienio kolegijose. O kalbant apie studijų perspektyvas, tai kad anksčiau būdavo kalbama apie tai, kad yra išlyginamosios studijos, po to reikėtų turbūt pradėti nuo to, kad čia studijavę studentai įgyja neuniversitetinį aukštą išsilavinimą. Norėdami įgyti jau tikrą bakalaurą, kokios perspektyvos studijų? Studentai gali po koleginių studijų turi galimybę studijuoti visose universitetuose, kuriuose yra tos programos, kurie jie toliau nori siekti. Tai socialinį darbą gali studijuoti Vytauto Didžiojo universitete, Mykolo Riomerio universitete, iki mokyklinį ugdymą gali studijuoti Lietuvos edukologijos universitete, na ir kitose universitetuose. Žodžiu,
šios studijos, jūsų minėtos programos studijų nieko neatsilieka nuo visų kitų esančių Lietuvoje? Žinoma, ne. Tik dar daugiau gauna praktinį pasirengimą, ne tik teorinį, bet ir praktinį pasirengimą, kuomet jie gali eiti ir dirbti su įvairiais klientais. O kaip žinia, šiais laikais ypatingai svarbu turėti praktinių įgūdžių, nes kiekvienas nenori užsimti mokymu, o nori jau turėti specialistą, kuris suprastų, kaip elgtis vienoje ar kitoje situacijoje. Padarome trumpą pertraukėlę ir sugrįšime į studiją ir pratęsime pašnekesį su automobilių ir traktorių techninio eksploatavimo studijų programos komiteto pirmininku ir dėstytoju Mindaugu Zdanevičiumi. Tai radio stotis Kapsai. Tęsime pašnekesį ir laidą Mes kolegijoje, Marijampolės miestų ir kalbamės su automobilių ir traktorių techninio eksploatavimo studijų programos komiteto pirmininku ir dėstytoju Mindaugu Zdanevičiumi. Dėstytojo paprašysime papasakoti apie studijų programas. Labadiena dar kartą. Studijų programos tai čia nėra naujiena, jos skelbiamos ir kolegijos tinklalapį, ir tikriausiai studentai, kurie ruošiasi šiemet studijuoti, gali rasti informacijų labai daug apie studijų programas, bet šiandieną, kadangi esame ir atstovauju daugiau inžinerinę dalį, tai mes ruošiame tokius kaip automobilių ir traktorių techninio eksploatavimo specialistus, informacijų sistemų technologijos inžinierius, žemės ūkio technologijas, na ir viena iš naujesnių programų, tai gal sakysim, kuri yra turinti unikalumą ir taip toliau, tai yra sausumos transporto inžinerijos profesinį bakalaurą gaunantys studentai baigę mūsų kolegiją su gredutinė vadybos sritimi. Tai kaip ir būtų 2 diplomai. Kadangi tai yra nauja programa, natūralu, kad viskas, kas nauja, atsiranda iš kažkokio tai poreikio. Tai kaip atsirado šios programos poreikis? Na, ši programa tai gimė, mes prieš tai turime kelių vežimų transporto technologinę programą. Ir po to bandėme kažkaip tai apibendrinti, kadangi dirbame su socialiniais partneriais, vyksta susitikimai, apskrito stalo pokalbiai ir stengiamės išgauti tokias kaip ir paslaptis, sakysim, iš įmonių, ko jums reikia iš mūsų, ką mes turėtume ruošti, kaip turėtų atrodyti mūsų specialistas. Tai bendradarbiavome su tokiamis įmonėmis kaip UAB Adampolis, Arvi įmonių grupė, UAB Svidis, Dagas ir Siprautų, ten, kur studentai atlieka praktikas, na ir ypač stengiamės atkreipti dėmesį į tai, kad šiandieną vis tik tai, kai buvo patvirtintas Marijampolėje Lezo statusas, tai stengiamės atkreipti tokį dėmesį, kad truputėlį sausuma ne tik automobiliai, bet yra ir geležinkelių transportas. Todėl ši programa ir turi tokią kryptį, kad, sakysim, ne tik darbas susijęs su automobilių transportu, bet ir su geležinkelių transportu. Tai manyčiau, kad yra šiokia tokia naujovė, nes vis tik tai logistika, kaip ten bebūtų, visą laiką gyvavo ir gyvuos, kaip ir tas transportas. Tai reikėtų klausytojams pasakyti, kad Lezo reiškia laisvoji ekonominė zona. Visiškai teisingai. Tai, o kokie pačios programos jų tikslai ir kokie jūsų kaip po šios programos komiteto pirmininko lūkesčiai? Tai kadangi esu sausumos transporto logistikos technologijos tai darbo grupės narys, tai jeigu jūs klausite apie šią programą, tai būtų vienas, o jeigu apie mūsų senąją programą, kuri gyvoja kolegijoje jau daugelį metų. Atsiprašau, sumaišiau. Taip. Taigi, kokie lūkesčiai yra? Kaip būtent naujosios programos? Naujosios programos, tai mes ją ruošėme, sudarė darbo grupę ir, kaip ir minėjau, rėmėmės būtent įmonių apklausoje, kuriame buvome išdalinę anketas ir taip toliau, kokį specialistą mes turėtume paruošti. Daugelis akcentavo, kad iš inžinieriaus vadybininką gali pasidaryti jie patys. Iš vadybininko inžinierių niekad gyvenime. Būtent todėl ir gimė tokia mintis, kad sukurti šią naują programą ir kad mes galėtume patenkinti mūsų socialinių partnerių, tai yra įmonių atstovų, vadovų jūsų, kuriais diskutavome, lūkesčius. Ir ypač norime atkreipti dėmesį į tai, kad mes tengiamės kiekvieną kartą studijų programuose įdėti kažką tai tokių naujų ir atsižvelgiame į uždarosios akcinės bendrovės Mantinga prašymus ir reikalavimus, kad
studijų programoje automobilių traktorių techninis eksploatavimas, būtų įdiegtas, sakysim, tokie dalykai kaip hidraulika, pneumatika, kur šiandien dieną yra gamyboje pagristi visi valdymo procesai ir visa kita, kad studentas, sakysim, baigęs mūsų studijų programą kažkurie nebūtų vien tik tai tos krypties specialistas, bet turėtų daugiau universalumų, kai jis galėtų dirbti, sakysim, ir gamyboje, prižiūrėti įrenginius, kad turėtų įgūdžių kažkokiu tai ir būtų susipažinęs su elementariausiais dalykais, kurie reikalingi, pavyzdžiui, gamyboje. Tai, kaip suprantu, šiuo atveju naujoji programa plataus spektro specialistus ruoš. Tai pagal paskirtį, tai turi ruošia sausumos transporto inžinerijos profesinius bakalaurus, gebančius planuoti, organizuoti, valdyti bei kontroliuoti įvairius sausumos transporto ir logistikos technologinius procesus. Aišku, suvokiančius inžinerinių sprendimų įtaką ir svarbą visuomenės raidai, kuri šiandieną žygiuoja į priekį, ir mes vis tik tai brendame prie tokio dalyko kaip mechatronikos, kuri jungia kelias sritis, tai reiškia informacinės sistemas, valdymo sistemas, automatinių valdymo sistemas, mechaniką, hidrauliką, pneumatiką, nes šiandieną yra pagrįsta daug kas šiuo valdymo principu. Taigi, kalbėjome apie galimybę, jūs paminėjote įmonės, kurioje yra galimybė atlikti praktikas. Niekam nepaslaptis, kad Marijampolės kolegija būtent garsėja tuo, kad išrugdo praktikus, ne teoretikus. Kaip yra kalbant apie galimybės praktikas atlikti užsienyje, taip pat ir studijų paragauti užsienio šalyse? Galimybė kaip ir tokia pati, kaip ir prieš tai kalbėjo kolegija, vis tik tai norinčios yra galimybė išvykti ir atlikti praktikas, ir prieš tai esančioje laidoje tikriausiai pamenate, kad kalbinote studentus, kurie jums paskui, tai buvo žemės ūkio technologijos studentai, kurie atliko praktiką, ir aš tekę su jais asmeniškai bendravau su dėstytojais, su jų vadovais, kurie minėjau, kad jie tikrai buvo labai patenkinti būtent tą praktiką ir pačiu tenai veiksmu ir studijų tobulinimus, nes vis tik tai, kaip suprantama, kai kas gal supranta, kad važiuoja žmonės ten iš studentus dirbti pinigų. Ne, jie važiuoja ten mokytis, studijuoti ir semti žinių, bet neužsidirbti pinigų, kai kas gal pamaišo šias savokas. O kas liečia, sakysim, praktikas pas mūsų Marijampolės mieste, tai tikrai yra tokios įmonės, kurios turi paklausą mūsų studentai ir gali įsidarbinti, ir aš labai buvau patenkintas ir didžiai nustebęs, kai man paskambino Švaros misija UAB direktorius ir padėkojo už puikiai paruoštus studentus, kurie atliko praktiką jo įmonėje. Aš labai tikrai džiaugiausi, nes dauguma būtent gamybininkų akcentuoja, kad studentai yra prastai paruošti, tai dabar toks ir kyla kaip ir dilema, ar jie prastai paruošti, ar gerai paruošti. Kas nori, tas pasiruošia, nes mes tikrai teikime tik tai žinias suteikime, o kaip jas pritaikyti, tai jau kiekvienas menis reikalas. Vėlgi tą patį klausimą užduosiu kaip ir ponia Jūratei. Kokios studijų galimybės po pabaigus kolegiją? Testinė, ta prasme, pratęsti studijas. Mes labai laukime šito naujo įtvirtinusių pakeitimų įstatymų, kad tikriausiai gal bus tos galimybės, kai suteiktame universitetams ir institutams, reiškia, suprimti mūsų studentus be išlyginamųjų studijų, tiesiog į magistratūrą. Ir noriu pasakyti, kad tikrai dalis studentų, kadangi mes bendradarbiaujame su Vilniaus Gedimino technikos universitetu ir Aleksandro Stulginskio žemės ūkio akademija, ir kai aš nuvykstu, pavyzdžiui, žemės ūkio akademiją ir man pasako, kad jūs čia studentai yra patys geriausi šioje grupėje, jie išlyginamasias studijas baigė 10-ukas, žinokit, tikrai labai malonu, ir tai įrodo, kad vis tas tęstinumas vyksta. Ir einate teisinga linkme. Mes manome taip, ir vis tik tai mes turime absolventų, kurie sudaro mūsų komitetų, yra komitetų nariai, ir su jais dirbame toliau, ir alumni klubas, ir visą kitą. Mes stengiamės rinkti informaciją ir daryti iš to išvadas. Džiugios žinios. Taigi, pabaigai norėtųsi paklausti jūsų abiejų, kodėl abiturientai turėtų rinktis būtent studijas Marijampolės kolegijoje. Aš manyčiau, kad vis tik tai, kaip ten bebūtų, bet sako, kad savimarškiniai arčiau kūnų. Tai nemanau, kad vis tik tekia bendrauti su daugeliu studentų, kurie bandė ieškoti laimės ir kitose miestuose, ir užsienį, ir taip toliau, bet vis tik tai dažnai namai šaukia. Taip, kad aš manau, kad Marijampolės kolegija yra ta mokymo įstaiga, kuri pilnai suteikia žinias, suteikia tam žmogui pačią pradžią,
gal ne visi pajėgia išvykti, ne visi finansiškai gali išvažiuoti, tai turime bendrabutį, kuriame gali apsigyventi, kas nori pabėgti nuo tėvelių, prašome, tikrai nepamaišysime, suteiksime prieglobstį. Ir taip toliau. Norėčiau užbaigti, manyčiau, kad tikrai pasikalbėkite su savo draugais, draugėmis ir visą kitą, ir jums daug ką papasakos, ko jie pasiekė kolegijoje ir ko galima pasiekti. Norėčiau pratęsti kolegos paminėjimą, dėl ko verta studijuoti Marijampolės kolegijoje šiose studijų programuose. Taigi, turbūt dar nepaminėjau, kad pačios studijos, sakykime, tas, kurias aš pristačiau, šokio pedagogika, ikimokyklinis ugdymas, socialinis darbas, pačios studijos yra įdomios savo turiniu. Žinios gali būti pritaikomos ir asmeninėme gyvenime, ne tik darbo savo profesijoje, darbo rinkoje. Taigi, studentai gauna pedagoginių, psichologinių žinių apie vaiką, apie suaugusius žmonės, apie žmonių elgesį, gali pažinti studijų metu tam tikrus dalykus, procesus, kurie vyksta šalia jų, kurie vyksta mūsų gyvenime. Ir po to tiesiog savo gyvenimą kurti, pozityviau. Ką domina šios profesijos, kurias aš pristačiau, socialinis darbas, ikimokyklinis ugdymas, šokio pedagogika. Kviečiame apsilankyti kolegijoje veikiančioje priėmimo komisijoje, kurie dirba studijų skyriaus atstovai ir ten galite gauti papildomos informacijos bei, aišku, apsilankyti kolegijos svetainėje. Aš dar norėčiau papildinti kolegę ir priminti, kad vis tik tai norintys gauti valstybės finansavimą, turėtumėte kreiptis iki Liepos 18 dienos, taip kad laiko liko labai nedaug. Ir kviečiame visus dar kartą apsisprendimą padaryti greitą, tikslų ir laukiame jūsų Marijampolės kolegijoje. Ačiū Jums. Taigi, dėkui Jums už pašnekesį. Artimiausiose laidose mes kolegijoje Marijampolės kolegija miestui dar ne kartą kalbėsime apie galimybės studijuoti Marijampolės kolegijoje ir jos studijų privalumus. O tuo tarpu noriu priminti, kad visi besimokantys studijomis Marijampolės kolegijoje apsilankę kolegijos puslapyje marko.lt galės susipažinti su studijų galimybėmis ir susipažinti visą tai netgi galės labai kokybiškame ir informatyviame, interaktyviame video. Tad iki kitų susitikimų.